Labą dieną, sveiki atvykę į laidą 10 esminių klausimų. Šioje laidoje klausinėsiu vieną žmogų, kuris turės atsakyti man į 10 esminių klausimų. Taigi, pradėsime. Labą dieną, koks jūsų vardas? Labą dieną. Malonu, aš Dimitrijus. Malonu. Taigi, pradėsime nuo pirmo klausimo. Ar etiška valgyti mėsą? Manau, neetiška užduoti man tokį klausimą. Gerai. Antras klausimas būtų toks. Ar esate kada nukirtęs medį? Esu daug ką nukirtęs. Puikus klausimas. Oi, tai yra atsakymas. Ar vaikystėje patyrėte daug psichologinių traumų? Į mėnesį po kartą. Ačiū. Dabar bus ketvirtas klausimas. Ką manote apie dabartinę politinę situaciją pasaulyje? Tokia politika. Gerai. Ar jums per brangus benzinas? Kas toks? Gerai, dabar prieisime prie šešto klausimo. Ką manote apie šiuolaikinę architektūrą? Kokie laikai tokia yra architektūra? Biški nesklandumai čia tokie vyksta? Nieko tokio. Koks jūsų batų dydis? Pakankamas, manyčiau. Įdomus atsakymas. Dabar prieisime prie 8 klausimo. Ar postmarksistinės sociologijos kapitalizmo kritika demaskuoja šiuolaikinę ideologiją? Ką pasakysite apie tai? Baigti. O tai kvailas klausimas. Ir prieš paskutinis klausimas būtų toks. Kaip susiformuoja debesis? Kasdien savęs to klausiu. Dėkui už atsakymą. Ir paskutinis klausimas. Kas kainavo brangiau, pastatyti Titaniką ar nufilmuoti filmą apie Titaniką? Įdomus jūsų atsakymai, taigi šį kartą laidą užbaigsime su Dėkui už dėmesį. Malonu ir man buvo, viso gero.